Čia jau buvo ir man nebelabai juokinga. O čia buvo didžiausia katastrofa Teriui. Bet ką per velnę mes radome miške? Taigi šiandien, kaip jau supratote, mes pasiėmame jūs į miškus. Kadangi buvo pagaliau pasneigę ir buvo šiek tiek panašiau į žiemą, sugalvojom nufilmuoti video. Pradėjome ruoštis treniruotei, nusiėmėm gūnę. Jūs tik pažiūrėkite į šitą mieliausią snukutį pasaulyje. Teris buvo labai patenkintas tuo, kad josim į laukus. Sarkazmas. Iš tikrųjų, tai nesenai mano viena labai gera draugė padovanojo man Magic Brush'ą vadinamą. Ir jis, žinokit, yra idealus šepetys. Išvalo, išblizgina ir dar net pažvilgina. Toliau mes dar išsivalėm vat kanopas. Jau gal kokiam trečiam video aš išbandau vis naują kanopų tepalą. Pagal rekomendacijas, tai čia yra tiesiog idealus tepalas. Va koks žalias. Kaip varliūkštis. Kad ir kokią magiją kažkas mato tam tepale, aš jos tikrai nemačiau. Grįžkime prie mūsų ruošos treniruotei. Štai čia mes dedam balną. Šiaip Teris laukuose yra be galo smagus, bet ir pavojingas žirgas. Tai su juo niekada nuobodu nebūna, bet aš visada laukuose rinkčiausi jį. Na ir taip pamažėlę pamažu mes išjojom į laukus. Žinoma, vos išjojus būtinai turėjo pradėti snigti. Tačiau tai tikrai nebuvo blogiausia dalis, nes pažiūrėkite, kas yra štai čia. Štai čia yra bala. Didžiausia Terio katastrofa. Be jokių idėjų, kaip mes ją pereisim, vis dėlto. Vat pažiūrėkite mano veidą patenkina. Teris yra tiesiog dievas, jis perėjo. Pradėjome mūsų apšilimą, parisčiavome, Teris kaip visada elgėsi gana smagiai, o štai čia buvo išvis smagumėlis, nes prasidėjo nesąmonėlė. Nors šiaip iš tikrųjų tai Teris tikrai smagiai pasijautė laukuose, buvo gerai tokį matyti. Ir dabar mes pradėjom savo krosiuką. Čia yra mano mėgstamiausia miškų dalis, o va čia jau man nelabai patiko. Įjojome į kitą mišką ir toks vaizdelis mus pasitiko. Ir Teris irgi pradėjo žymiai dažniau dairytis neįprastai. O jūs vadžinot kaip užknisa žiemą eiti su jojimo batais per ledą, kai įsikabini į bet ką, kad nenugriūtų. Čia matote šios dienos angelėlį laukiantį savo maisto. Laukuose tikrai sekėsi gana neblogai, tai dedam kaušą avižų, markiukų ir papildų visokiausių reikalingų Teriui. Na ir taip po truputėlį susimaišom viską, kaip tikri šefai, dirbam virtuvę ir patiekėm galutinį patiekalą. Ačiū, kad žiūrėjot, kiti nuotykiai netrukus. Palaukit, ne taip pasakiau.